mašas, man išvietė. Aš iškirtau iš mašas, aš net netikėjau, aš nieko nesakiau. Kvėpavimo pratimą. Aš stoviu žiūriu, iškvepiam. Ir mini gėlytės. Pažiūrėkit, kokį padarė kiemelį. Kavytę. Žodžiu, kaip matot, plaukai išplauti, sudžiovinti. Jo, nu, žodžiu, įsidžiovinau ir dabar užsidėsim nagučius ugnės. Nes rytoj vyks dovanų mokyklai šventė, kurioje aš dalyvausiu ir kurioje bus mano darbas, nes jie aš dariau visus metus. Tai žodžiu, čia 10-okam. Tai aš taip laukiu. Šiandien repeticija, kaip jaučiamės. Jomis, dabar komentavai, kai įsivaizduokite, jums reikės atsitengti būgnus atsitengti. Negirdėjom. Sakau, kaip jaučiamės per paskutinę repeticiją. Renginys šiaip į barą. Tai nuo jos pradžios pokyčių yra atsiminimo ženklas. Važiuojam. Darbo pavadinimas Akimirka. Mano gyvenime fotoaparatas yra labai svarbus. Juo fiksuoju savo kasdienybę, išvykas ir įvairias akimirkas. Kurdama vitražą norėjau perteikti gyvybės idėją ir parodyti daiktą, su kuriuo įamžiname prisiminimus. Tik darbe galime matyti iš spalvotų stikliukų sukurtą kamerą, jos viduje įkomponuotas veidrodis, kuriame galime matyti savo atspindį. Aplink kūrinį prilituotos gėlės simbolizuoja gyvybę ir augimą. Taigi šiuo darbu siekiu perteikti mintį, kad mes visi gyvename po tuo pačiu dangumi. Tačiau kiekvienas savaip fiksuojame savo kasdienybę, gamtą ir prisiminimus. Gėlių ir teta man irgi padovanojo, tai so love you guys. Biškai palisėsiu ir tada varysim. Hello guys, taigi persirengę, tučinom make-up, and now we're going to party, no to eat. Galėčiau realiai jau ir išvažiuoti, tai va. What is this? Guys, this is my mood. Palaukit. Aš uždengiau super. Dabar yra momentas. Pasiruošę mes. Mes esam, Ugnė labai nori. Ugnė, mes tavim tikim. Žodžiu, tik ranką tavo matas. Gerai. Aš tavim tikiu savo. Čia aš Edita padarysiu. Šiek tavim tikiu taurę. Aš tiek nesuvalgysiu. Valgysiu. Biškį mūšinų daras. Mes gavom atsakymus pupų, ar išlaikėm ar ne, nu, pagal pažymį turi
tipo surinkti 4, kad išlaikytum, tai lietuvių 6, galėjo būti geriau, galėjo tikrai būti geriau, manau. Tikėjausi geriau, bet yra kaip yra, išlaikiau bent jau. O dėl matematikos, aš jums pasakysiu taip, aš kiekvienais metais neišlaikydavau matematikos, aš jos nesuprasdavau niekaip ir tiesiog, man labai būdavo liūna, nes visi suprantavo, man ne. Ir aš šiais metais tikrai labai stipriai susėmiau, ir galvau, jeigu dabar neišlaikysiu, bent jau žinosiu, kad įdėjau visą savo darbą, visą save. Išlaikiau 5. Yes! Aš žinau, kad čia kai kurie tokiais pažymiais tikrai nesidžiaugtų, bet kaip matematika, kur nei vienais metais aš neišlaikydavau ir aš jos nesuprasdavau ir tikėjausi bent, kad 4 tik tais išlaikyti, o aš gavau 5 geriau nei 4, tai man čia yra tiesiog, wow, aš negaliu dar vis atsigauti, aš todėl ir biškį susigraudinau, nes pasirodo, aš galiu mokėti tą matematiką, tiesiog reikia dėti labai daug pastangų. Tai va. Tai čia ir pabaigsiu video, žinau, kad jisai nebus toksai ilgas kaip kiti, bet kadangi aš filmavau tik tais Dovana mokyklos tą pasiruošimą, gerai, kelias dienas pafilmavau, bet vis tiek, tai todėl gavosi toks trumpesnis, bet vis tiek tikiuosi, kad jums patiks ir laukite kito video, kurį įkelsiu, būtų gerai šį mėnesį, bet bus bombinis. Jūs tiesiog, aš negaliu. Nežinau, ar man jums sakyti hintą, kas bus. Pasakysiu taip, kelionė su klase. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. Ir taip aš jau pabaigiau 10 klasių. Ir susitiksime kitą kartą. Čiau!